Tai laba diena, draugai. Sveiki atvykę į naują seriją. Šioje serijoje parodysim naujus pirkinukus. Tiek mano, tiek Tairos. Tai žodžiu Maniškis Audi TT, 1.8 benzas, 100 tram kW, priekiniai varomi, juodos spalvos. Tokia va mašinytė. Šiaip tikrai neblogos būklės. Gerai gavosi nučiupt. Tik tai techninė apžiūra jau į pabaigą. Salonas irgi tvarkingas. Dabar raktelio nepasiėmiau, tai negaliu atidaryti, bet tikrai dar pamatysite ją. Tai va, minusai, kad techninė apžiūra jau į pabaigą. Kad techninė apžiūra praeit, reikia pasikeisti vėlgi rankinio trosus ir galinį balkį pažiūrėti, sakė, kažkokių korozijos ten yra židinių, tai ar pavyrinti reikės, ar užteks ten kokio gravitekso užpurkšt. Ir dar, ir pareguliuoti priekinį žibintą. Tai va, tai čia mano pirkinukas, už jį sumokėjau 1450. Tai va, o dabar keliaujam, parodysim Tairos. Tai va, jau priėjom prie Tairos automobilio. Taipogi modeliukas naujas. Nu kaip, modeliukas ne naujas, bet Tairos variantas naujas. Iškart noriu paprašyti jūsų pakomentuoti ir spėti, koks tai gali būti automobilis. Rašykite komentarus, kas atspės, gal kokį dovanėlę laimės arba gaus iš mūsų ką nors įdomesnio. Tai va, aišku, galite ir prasukti čia, bet jau prasukimas yra neįdomu, tai jūsų vietoj pabandyčiau pakomentuoti, koks gali būti automobilis. Tai va, tokį automobiliuką turim. Kas atspėjo, tas atspėjo. O kas neatspėjo, tas kitą kartą atspės. Salonas tvarkingas, androidas, odinis, sedanas, 2 litrai, 110 kW, 6 pavaros. Bet automobilis turi šiokių tokių niuansų. Taira, gal tu kažką pakomentuok, kokie niuansai? Motor šadin. Yra įtarimas, kad jo motoriukas atsisakė dirbti. Jau matosi, purkštukas vienas yra keistas. Gal net ir 2. Jo. Tai žodžiu, situacija tokia. Buvo nupirktas automobiliukas. Vėlgi galite spėti kainą, kiek buvo sumokėta. Ratukai tarp kitko tikrai neblogi. Jo, rondeliukai, spėkite kainą, kiek Taira už jį sumokėjo. Kiek Taira galėjo sau leisti mokėti už tokį variantą. Rašykite komentarus, spėliokite. O mes tada pabandysim padaryti kažkokį tai testą. Bent jau, kad išsiaiškint, kas gali būti su juo, nes pagal mane tai vienam cilindrui nėra kompresijos. Greičiausiai gal pradegęs stūmoklis arba who znait. Tai va, nu tai gerai, tada Taira mėgins dabar startuot, o jūs pasižiūrėkit, ką mes čia bandysim. Žodžiu, bandom pasikurt, pabandysim atjunginėti forsunkės po vieną. Taip, pasakyk jau pasiruošus. Bandyk. Dirba tikrai negražiai ir gęsta. Dabar su ta viena jisai pats užgeso. Gerai, bandom jį tada pajungt. Vieną jau forsunkį buvo atjungęs, tiesiog priėjimas hujovas, tai blė. Atjungiau iš karto. Taip. Dabar reikia kažkaip uždėti tą fiškę gal. Bandysim kitus atjunginėti. Nu, ką tu ten nelendi, o? Gerai. Tai bandom dabar užkurt su visais pajungtais. Nu, mėgink. Dabar negęsta. Mažo pasijungt šitą. Antras cilindras neduoda reakcijos. Jau pirmas. O pirmas duoda.
ką, kaip matėte, antras cilindras atjungus niekas nepasikeičia, tai greičiausiai bus tame bėda. Kažkur bus bėda viduje. Greičiausiai kompresija, kompresijūkė, reiks įpilt kompresijos. Žodžiu, bandysim paliekti iki garažų, ten į vidų nevažiuosim. Tokią idėją dar turim, kad jau tikrai užtikrinti būtumėm, kad keičiam variklį, tai pabandysim sukeist pirmą purkštuką su antru. Sukeisim ir tada žiltersim, jeigu antras vis tiek durniuoja, reiškia, nu arba galima bus net antram cilindrą kompresiją pamutuoti ir ten jau bus viskas aišku. Tai va, šiaip tikrai Kem6 neblogas, downpipas. Jau matosi, žmogus jį pakišo pinigėlių, tai tikrai smagus aparatas. Tai va, bet dabar reikia su to varikliu atsiskaityti, kad tairai būtų ramiau ir viso. O dabar privarėm prie garažo. Jinai galės bandyti, dūmo tai gerą metą. Dūmelis. Nu tai va, žodžiu, prisijungsiu vėliau. Nu ką, tairai super, jos darbai jau pradėjo judėti. Taira, kaip tu, komentarai? Nu va, conditions, good conditions. Jau siūliu tairai biškį po stogiliu, bet sako, jinai užlapėtai. Ok, nu ir ką? Kolektorius nuimtas. Liko išim purkštuką, gal iki išt kamerą žilterėt, kas ten su cilindru. Ir po to apkeist pirmą su antru. Bandyt kur žiūrėt. Jeigu taip pat antras durniuos, ką aš labiausiai ir įtariu, tai tada jau kažkas su cilindru. Motorų svapas. Motor change. Motor šadien, motor change, blėt, iškart. Du variantai. Jo, Taira? Jo. Tai jau motorą radus, ne? Jo. Už kokią kainą? 100 pem. Nu tai liuks. Motorai nebrangus. Nu ką, bandysim žiltelt Tairos cilindrą iš vidaus. Pažiūrėsim, kas ten matosi. Pasinaudosim endoskopu. Naudojamės endoskopu. Op. Matot save, jo? Gerai. Taip, bandom žiūrėti, kam reikalas į antrą cilindrą. Blet, čia prieimas toks įdomus. Opa, svarbu man į tepaliukų kol kas nemerk. Kameros priekyje. Blet, reikia daugiau biškį pasiimti galiuką. Taip, opa, iškart. Trūkęs stūmoklis. Va ir jums visa kompresija. Labą dieną. Va. Gražiai ir aiškiai matomas įtrūkimas. Labai gražus. Va, keliauja, paukšt, trūkęs realiai stūmoklis. Va. Ir jums visa diagnostika. Va, prašom, kaip gražiai. Per visą gražiai skersai eina treščinka. O. Tiek tik ir užteko, kad diagnozuot problemą. Tai dabar, jeigu ką, publikėlę visada galite kreiptis, padėsim su diagnostika, diagnozuojam problemą ir darom. Yra du variantai. Aišku, Tairos vietoj tai turbūt geriau keist motorą. Dar variantas yra, nu, blėt, aišku, kuznek, čia variantą nacho šiaip net nėra. Nes per apačią stūmoklį esu traukęs vieną kartą, bet ten problematiška. Šiaip tai galvos nuėmimas, stūmoklio ieškojimas, stūmoklio pakeitimas ir ta mašina važiuoja toliau. Bet galvos nuėmimas, tarpinis, šlifavimas. Tai man kainuos tiek pat, kiek kitas motor. Einam paklausim, kaip Tairai sekasi su jos Kem6. Jinai jau pradėjo lengvus darbus. Kas buvo padaryta? Prilituota masės laidas, lempas gale. Kurioje vietoje? Jau surinkta gale. Jau O padaryta. tai kas buvo? Masės laidas. Tai kodėl tu įlitavai? Kabėjo numestas ant zateškių, bandyta masę Tai o pagauti. ką jis, už ką jis atsakingas? Už elektros gavimą lempą. Taip, kokia priežastis buvo, kad tu įlitavai? Nu tai sakau, priežastis tokia, kad šiknarankiai padarė ant zateškių laidą. Nu, aš pasakysiu šiek tiek paprasčiau. Žodžiu,
šitas gabaritas degė, tas gabaritas tiesiog nedegė. Ir tenai buvo bloga masė, tai jinai palitavo ir gabaritas toliau dega. Va toks atvaizdelis dar pas mus čia. Taip. Tuk, ar galime užeiti? Galite užeiti. Papasakokit, ką dabar čia darot. Čia bus dabar paros laiko darbas realiai. Nes čia perkišti ir susiūt šitą sėdynę. Ir kantrybės reikės. Ir rankyčių reikės daryti. Okay. Dabar dar žmonėm gal perduok informaciją, kas pagal Kim6 dabartinę būklę. Kas iš detalių užsakyta, kokie planai. Nu, atnaujink. Variklio laukiam. Už kiek radai variklį? Tai gal spėja, jo? Ne, jau sakėjai, bet ne esmė. Tai už kiek? Už 100 pem. Yra užsakytas variklis iš Vievio. Kas toliau? Bus keičiamas variklis, padaroma mašina, kad jį galima būtų eksploatuoti. Tai gal tu pažiūrėk į žiūrovus dar kažkiek? Bliam, užsiemus. Nu čia vapšė. Nu jo, čia toks yra kantrybės išbandymas. Čia nebus tos kantrybės, tu pasižiūrėk, kiek čia reikia. Nu tai bent iki pusės daig. Vieną skylutę tik. Taigi jau čia va praėjo. Tu juokauji, čia seni siūlai. Nu tai va, taip tai yra, gal geriau išsiimta sėdynę nachren. Nepatogiau būtų. Bet jau čia su adatu to įsidurs. Gerai. Va, dar vakar kas buvo padaryta, vidrudėlis priklijuotas. Laikosi gerai. Nejudink. Tik putnagius kiek. Laikosi gerai. Geriau nejudint, nes tenai po to bus problemėlių. Nu ką, daugiau va, viskas. Kas dar apie Kim6? Prieš rūkai rasti. Po to dar tai yra užmaitė, kad čia pas ją Angelas atsiklijavęs, tai reiks daryti. Nu ir daugiau parodysim eigoj. Čia dar su Kim6 laukia ilga istorija. Papasakok labas. Su sėdynė, nu parodysiu sėdynę kaip padarėjai. Tai va, šiek tiek apie tai yra. Sėdynę jinai jau padarė. Sudiksniavo tikrai gražiai. Čia klijų uždėta, padažyta. Vaizdas tikrai atsigavo. Dabar jinai išsiėmė žibintą. Pati išsiėmė be niekino pagalbos. Ir planuoja kažką su žibintu daryti. Tai einam paklausim, ką planuoja. Tai yra, ką planuoji su žibintu daryti? Galit pažiūrėti. Papasakok, kas ten yra, jeigu nemato žiūrovai. Nu, chromo nukritęs ringas. Tai pakotonas? Kotonas, ne. Ir ką dabar planuoji? Lupt stiklą. Pavyks? Nežinau, apačia pasiduoda. Tai va čia gal iš tos atsikabink ir turėtų išsiimt. Niekas Tik bockai gal atsisuk pradžiai, kad jis jau nukristų. Na va, tairai pavyko. Jinai nusiėmė stiklensą. Ir va šitas va yra nukrytęs kotonas. Tai realiai dabar jinai jį pasiklijuos ir surinks atgal. Gal net kažkiek ir čia pastrys ar kažkokį dizainą, ar ką, vidinės vietos, čia nežinau kaip jinai sugalvos. Gal statys senonus, gal beik senonus, o gal tiesiog pataisys kotoniuką. Bus matyt. Nes va čia yra kojelės kotoniuko, nu standartas, hebrai, jūs čia žinot. Jūs čia geriau žinot, negu mes, tai bamsai. O čia va yra stiklas. Jeigu kas nežinot, Kim6 stiklas čia yra. Nu, va, taip ir dirba ta yra ponė. Biškį ant klijų pasodins, gal kokį samarėzą išriubins ir gerai bus. Kaip tau sekasi? Viso. Kas buvo atlikta? Jau sakei, kas buvo atlikta. Kas? Sakei, paaiškins. Nepaaiškinau aš. Kodėl? Nes aš norėjau, kad paaiškintų meistras. Tai ringas priklijuotas atgal. Stiklas uždėtas, dedamas posūkis. Kaip priklijavai? Para keliaus atgal. Savais būdais? Su dvipusė ir su momentu, kur buvo atsikliję. Aišku, kaip vertini šitą darbą? Tu? Gerai. Veiks kotonai? Ne, nes reikia įtaiškintis, nes laidus kažkas paėmė ir atingė random. Jo, laidus aš atingiau, nes ten kažkoks kolkozas padarytas, tai tą kolkozą leisim tairai išsiaiškinti. Pats ir aiškinsias, kai nutraukė. Taira, kuom užsiemi?
Nešnekėjau. Negali šnekėt, ką darai. Litavimas šioks toks jo. O čia buvo tie 2 laidai, kuriuos atjungiau. Tai yra daro turbūt jungtukus. Ten papa mamka. Jo? Ne? O tai ką darai? Nešneka jinai. Ai, būna taip kartais. Taip, tai yra, kuom užsiemi, pasakok. Darysim Black Garsiau, nes apdailas. muzika groja, permušk muziką. Darysim Black apdailas, nes čigonai gale paliko 2 pilkas. Okei, kaip tai čia darai? Tiesiog su peiliu gramdai visą turinį, kuris buvo originaliai Krastauto. Bavarija motovarkė, jo? Jo, ir tada, O tai nors vieną jau padarei? jo, va, Rodyk. O, išveistas va čia tai aš suprantu. Kiek laiko užtruko? Pramin gal vienas. Gerai, nu tai ką, linkim sėkmės tau. Keliaujam pas Tairą, paklausim, kuom užsiema. Taira, kaip tu? Gerai. Ką dabar? Dabar mes dažom ratlankis, Mhm. nes buvo pobaisiai, o ratlankiai yra ne iš pigesnių. Supratau, kokie čia ratlankiukai? BBS-ai? Rondeliai Aha. 065. Supratau. Tai va, tas irgi priekinis padarytas, galinis irgi jau padarytas. Gerai, keliaujam, pažiūrėsim į priekį. Opa. Nичего себе. Jo. Galit nueiti kitą pusę, pažiūrėti kokie jie buvo, aišku, šitai buvo dar buskesni. Gražiai darosi, gražiai. Kaip sakant, projektas kyla iš pelenų po truputį. Žiūrim kaip kitoj pusėje. Va tokia situacija šitam rate, bet jisai turbūt geriausiai atrodantis ratas buvo iš visų 4. O šitas, matosi, jau kažkas iki to biškį su teptuku jau jį praėjo. Tai mergaitė lieka mažiau darbų. Nu kaip, šitie ratai netiek reikalaus daug kruopščiųjų rankelių. Tai va. Gerai, tai netrukdom Tairai, tegul darbuojasi. O, Beamer Work Motorsport. Gerai, prisijungsim. Tai sveiki visi atvykę į seriją su Kem 6. Taira jau vaikštinėja. Žodžiu, šiandien yra variklio pirkimas, atsivežimas ir gal seno variklio išėmimas. Jo, nes nieks visą savaitę neatvežė variklio. Jo, Lietuvoje su kurjeriais va tai va, ne? Čia vienas balas ir tai tiesiog pagodas. Supratau, nu tai žodžiu, lygit. Tai ką, mes jau kelyje motoro link. A1 kelyje. Jo, A1 kelyje, galvojom gal į Palangą, bet dėja reikia dirbti, reikia važiuoti motoro pirkti. Tai jau lekiam. Žodžiu, prisijungsim vėliau. Lygit. Nu ką, peoplesai, tai krovinukas jau, kaip sakant, bodegoj va ten įsitaisęs. Jau pasikrovėm, vežam širdutę į operacinę. O va dabar aš jums duosiu ekraną, nukreipsiu į šio viso dalyko kaltininkę. Gal jinai komentarą turės. Kaltininkė gali rekomenduoti žmogų pardavėją, dušai, žmogus. Jo, komentarus rašykite, jeigu domina kontaktai. Tikrai geras žmogus ir tikrai kas užsiema detalėm, ar remontu, ar kažkuo, būtų tikrai neblogas kontaktas. Pagrindė BMW dalis. Jo, rašom į komentarus. Jo, komentuokit, duosim viską, ko tik norėsim. Tai va, gerai, tai toliau tada keliaujam keliuku. Jo, mus kaip visada aptarnauja vokiškas Passatas. Ištikimas draugas, ištikimas partneris. Nepaveda pipitų. Jeigu kas gali nemokamai pakeisti stiklą priekinį už reklamą. Jo, o gal kas turit iš vis bent padovanot stiklą, būtumėm irgi labai dėkingi. Gali būti ir ne nuo Passato, Šarano irgi tinka. Jeigu ką, ir nuo Kem 6 jį kažkaip įkišim. Jeigu balkoną greuna, tai ir nuo balkono gali. Jo, plastikinį langą gali, kvadratinį tokį. Bet jeigu atvirai, tai va, veža vokietukas, VAG koncerno automobilis. Be nusiskundimų ir, kaip sakant, šitau ne kažkokia herovina BMW, blėt. Važiuoja ir veža stūpinę. Ir dar veža širdutę, kuri sveria, blėt, ant pačios uodegos pakrytus ten. Nu, aišku, nedaug gal sveria ten, kokį 7 kg. Gal 100.
Gerai, telykite, nenutolkite nuo ekranų. Nu ką, žiopliukai, mes jau atvažiavom. Atvažiavom, ištraukinėsim tą motorą, karočią. Va, jisai čia pasislėpęs po šarmu. Nenori atskleisti savo tikrojo veido. Tarp kitko krastai pirkom. Naują. Mačiau, Mickey Mouse'as kažką suka. Lempa išiminėsim. Mickey Mouse'as dar variklio neištraukęs, jau jisai beria. Ant žemės. Dabar jum tai bus 1 sekundė, o mum tai trūks daug dienų. 1, 2, 3. Op, variklis naujas. Valio, tai yra kūriai. Gerai, geros dienos, iki. Nu va, Mikis jau pradėjo kranelį užkūrė. Jau dirba su kraniuku. Po truputį bandysim ištraukinėti šitą gargarą. Eik tu nahui. Išpeisiu, ne? Ką, Mickey Mouse'as nusimetė bamperį, o variklis išimtas. Jau ten biškį filmavom, žodžiu, karočią. Buvo problemų, tai pratęsime jau reportažą be jokių pasatų, be nieko. Širdelė čia, bamperis žibintai išvažiavo į Marsą. Karočią, mašina pakelta, spiruoklės gražios, viską. Mikis laimingas, beliko tik dirbt. Tai prisijungsim po to. Valio, pasakinkit mus, nuėmėm balkį. Tai yra kaip tu. Normaliai. O taip atrodo jo projektas. Šnervės dar matosi. Dar galima atpažinti, kad tai yra puikus automobilis BMW. Bet jau greities nuimsim ir nebeatpažinsim. Tai visą teliką imsim. Kaip? Taigi visą teliką imsim. Gerai. O dabar kitam telikui pamujuok. Na ką, darbai juda. Žaibiškų greičių. Tai yra laiminga, nuotaika gera. Variklis tokios jau dabar tokioj būkliai. Telikas nuimtas. Jo, laidai atkabinti. Grubiai tariant, šita pusė jau aprinkta. Ta pusė liko kondiškės vienas ir tada šoksim į ten. Atsijunginėsim kardanas, duslintuvas, kulisa ir dėžės pagalvytę. Ir tada vėl, hop, iš duobės kylam žaibiškų greičių čia, stojamės ir imam kranelį, kažką bandom daryti. Tai yra komentaras. Niuansas, jo, buvo šitame aparate keisti abu sparnai, kurie buvo nudažyti be perlo spalvoje. Kitas kodas. Originali yra su perlu 475/9. O čia yra be perlo spalva, tiesiog juoda, tai tokia, kokią turi šitas ponas. Tu su to nesusitaikysi? X5, A53. Nesusitaikysi tu su? Nu, karikatūrai, net per kamerą jau matosi tikriausiai skirtumas. Bus iš Abejoju, naujo dažomi sparnai, kad gražiai skirtumo nebūtų. Nu jo, nu nepataikė tai kodą. Taip greičiausiai tas, kuris pakeitė sparnus, nuveža dažytojui, sako, padaryk juodus ir jam nudažė tiesiog juodai. Bet tai yra neižvelgia pliuso tame, jog šitie sparnai jie yra tiesiog neatitikimas pagal spalvą, bet jų būklė iš vis be rudelės, be nieko. Tai čia yra daug geriau turėti sparną be rudelės, negu į spalvą, bet su rudim. Tai čia ta spalva jinai greit perdažys, jinai jau dažyt moka. Tai pasidažys, su žodžiu dabar atsiskaitom su širdelė, mums svarbu ją užkurt, kad jinai važiuotų, kad jinai nebeskleistų jokių garsų tenai, vieno cilindro nedirbimo. Ir tada jau atsiskaitinės tai yra su kitais dalykais, ten su bamperiu. O tai aišku, radiatorius turi niuansą, kad jis biški toks burbuliukas, bet, nu, tarkim, čia Rolls Royce'o, taip ir turi būt. Tai daugiau ką, nu, daugiau nieko, jungsimės per kitus jau etapus, prisijungsim, nes dabar dar toliau beriam variklio tvirtinimo elementus ir visus kitus aplinkui esančius komponentus. Ir prisijungsim greičiausiai jau, kai kranelis bus paruoštas variklio iškelimui, tada nufilmuosim visą procesą, kaip iškeliam. O rytoj skirsim dieną, vėlgi, gimarnas darbas, visus komponentus nuo vieno variklio perdėti ant kito, ten turbinos, generatoriai, hujatoriai, kolektoriai ir taip toliau. Tai nepabėkite toli, nenukriskite nuo
neišskriskite, kaip sakant, į pietus dar kol kas, kol nepabaigsim serijos. Ir skanių sausainiukų, skanios arbatėlės, įsitaisykite patogiai, užsikelkite kojytes ant pufiko, susidėkite rankytės į kišenėlės. Nu ką, berniukai ir mergaitės ir jų tėveliai. Keliaujam link išėmimo pabaigos, jau kaip sakant atsijungiam dėžę, atsijungiam pagalvės, atsisukom varžtus, vaizdelis toks, aišku, nieks čia pagrindė nepasikeitė. Čia visą pilnai su šlangom išsikelsiu ir tada jau ant žemės ten persirinkinėsiu. 110 kW čia, 110 čia, bendroji sumoji 210. 220 tai yra jo. Išminėjom rykliuką, karočią mano kasekas, vieną laidelį pamiršau, blėt. Atjungti ir jisai ant gero padnatežo, blėt. Blėt, bibi žino, čia nebus fiškė bus ten. Nu, blėt, kuznai, čia kirpsim. Po to palituosim. Ne, tai aš tenai atsijungsiu ir... Nu, po to, kai į duobę įlysiu, atsijungsiu. Karočią, tai va, o dabar ką, varikliukas kyla, tai... Nu jo, taip, varyk, karočią. Jūs va čia pastatysiu, galit pasigrožėti vaizdu. Tikiuosi nenukrysit, jūs tik nebandykit nukryst. Viskas. Šaunolė. Blėt, aš taip ir galvojau, bet aš taip žiūriu, galvojau, kurva, jis ten nichuja niekur neina. Nu ką darysi? Kas sekas, aišku, galėčiau jų išvengti, bet... Kaip to būna, o kaip to vaizdas? Koks Tai ką, chebrytė, pasikombinuojam biškį su varikliais, jau va kaip ir išimta. Išėmimo operacija pavyko, tai yra kaip, kasekas vienas buvo. Čia dabar 2 arklių. Jo, karočią. Tai va, pasikombinuojam variklius, susidėliojam, kad patogu būtų persirinkinėt. Nu ir ką žinau, turbūt jau rytoj prisijungsim. Šiandien buvo užduotis nupirkti variklį, atsivežt, išimti seną ir jau užteks. Tai va, kol kas tiek. Tai ką, labą dieną chebrytė, naujas reportažas jums. Pysamės nahui, toliau. Ką, širdučių implantai, organų implantavimas nuo vieno ant kito. Vienas 110, kitas 110, realiai dirbam, krūšamės. Jau toks vaizdelis. Kažkaip. Po truputį komponentai perlipinėja į kitą vietą. Tai va, tai dar yra to darbelio, nėra kažkaip nuotaikos čia filmuoti, nežiūrit vis tiek nevis. Jo? Jo. Gerai, vėliau susitiksim kitam reportažui, iki. Kaip jums sekasi, ponas? Normaliai, viskas gerai, dirbam lengvais judesiais. Su pravodkė kovojat, jo? Jo. Jokių problemų. Jokių problemų net nekovojat, o malonumas, jo? Jo. Su malonumu, supratau. Žiūriu, kad čia toliau bus. Nu ką, vyrukai ir mergaitės, žodžiu, paplušėjom. Sena širdelė jau užklota miegui. Nauja širdelė aprinkta, visa kita jau, kaip sakant, daugiau mažiau apsirinko. Liko škyvą tik uždėt. Nuo to atsuk negalim net pušką nepaimat, reikia ten galvutę biškį kitokią paimti ir atsisuk. Smagratis uždėtas, turbina uždėta, paplauta, tai yra šaunuolė dalelės ir paplovė, tai tikrai gerai atrodo. Nu ir ką, rytoj instaliacija greičiausiai šio motoro jau bus. Ant 22 galvutę, dar reikia sankabą vėl resetinti ir rytoj šitą širdelę jau daro šuoliuką vat į savo vietelę. Tai va, tai kol kas tiek. Na ką, chebrytė, širdelė įdėta,
Žodžiu, įdėjimo proceso nenufilmavom, todėl kad chujovo ekranom tas variklis ten prikolų būna. Ne, jokauju, dėl to, kad kortelė atmintis jau baigėsi ir neturėjom kortelės, tai vat ir nenufilmavom pačią įdomiausią įdėjimo. Nu, bet įsidėjo ganėtinai lengvai, čia aišku BMS, čia nėra jokių stebuklų, paėmė, buvom įdėti ten. Visi puikiai žinot, jo. Tai jau keletas simulacijų, manipulacijų, rankytėm, kojytėm ir variklis jau įkrenta. Tai žodžiu, šitą turim, dabar greit užkalbinam ponę Tairą, galima porą žodžių? Taip, kokių? Dabar ką, apie variklį komentaras, ką Aibiai nusipirkai? Aibiai nusipirkau salono filtrą, muzikos kolonėlės 2, dar visokių menknekių, antikorozinį padarysim visą dugną kitam žmogui. Vienu žodžiu, mašina. O dabar apie variklį porą žodžių, kaip įsidėjo, kaip ką ploviai, neploviai. Dėžė visa išplauta, variklis visas išplautas, gražiausiai. Nu, vienu žodžiu, viskas bus gražiai. Žiūrim ne į mane, o į žiūrovą, ble. Jeigu žiūri tave, gaunas, kad į kamerą. Gerai, tai taip, tada aš dedu kamerą prie pats savęs, kad žiūrėti ir ten. Tai va, tai reportažas kol kas tiek, dabar dar parodau į bagažinę, ką jinai čia prisipirko. Tai naujas oro filtras, lemputės priešrūkam. Fogam, friškės fogam. Jinai šaunuolė viską perka, priešrūkus pirko, lemputės perka, naujas fiškės daro, lituoja, nehaltūrina, blėt, kultūringai, realiai žmogus dirba, kaip ir mes, būdų dviesi dirbam, stengiamės, investuojam į tas mašinas, tų pinigų, kad neparduoti ant to šūdo. Jo, nes pavyzdžiui, atsidarai fogų laidai tiesiog nukirpti, palikti kabą. Nu, čia jau... Aišku, šitokiam šešto savininkas prieš tai jo tikrai labai nemylėjo, nors ten ir vaidina, kad investavo pinigų, bet automobilis buvo žiauriai nemylimas. Nu, tokiuose kreivose rankose tiesiog buvo. Va, prašom, Taira nusipirko, pavyzdžiui, va, iš karto apmušalą teko nusimt, va, kolonkių laidai, jau dabar jinai juos atkabino, jie apšė buvo va, taip susukti iš gūtą. Tai zaibys. Čia va fogų laidai, va, tokie. Parodyk fogai. Fogų laidai, va, prašom. Nu. Fainai. Taip, kad kol čia visą tą šūdą suvalgysim, tai tiek pinigų, tiek laiko. Ateis žiema. Ei, bus bačkom, jo. Nu ką, hebrosikai, žodžiu, po truputį darbai juda, darbų traukinukas. Tai čia vaizdelis dar nepasikeitė praktiškai. O kodėl nepasikeitė, nes dabar visą apačią susitvarkiau, ten greičių dėžę prisukau, kardaną, ten tada DP. Taip, dabar Taira. Ką darai? Nu, bamperį darau. Kas su bamperiu? Abu du kampai nuvaryti, vienas sulaužytas, kitas subraižytas. Daug į viršų nelipsim. Bandysim kosmetiškai patvarkyti ir dažyti. Čia kampas visas, gal dar kilsim iki šitos briaunos, kad dar šitą paimti. Toliau. Ir tada irgi visa čia pačia. Supratau. Gerai, tai ką palinkėsi žiūrovui? Jo. Skanios kavytės, geros dienytės ir dar Taira kažką norėjo pasakyti. Ką pasakyti? Ko sakau, aš ten nedatęsiu, tu jau karočiai save kamerą. Nu, tai kas? Tas narciziškumas matosi. Šitą iškirpsim. Pabiški lieka paskutiniai potėpiai, jo? Nu, tas ką, blėt. Koks mas dizelis įdėti vietoj savo nenori stovėti. Kaip sakė? Sakau, toks mažas dirželis ir vietoj stovėti savo nenori, jo. Jau lieka paskutiniai potėpėliai, blėt. Tu teisi, blėt. Ačiū, kad filmuoji, blėt. Ačiū. Va tokį reikia kontentą kur. Tai ką, hebrytė, žodžiu, su motoru atsiskaityta. Nu kaip, dalinai, užvedimui. Tai žodžiu, motoras šaltas. Viskas yra tvarkoj, va ką tik paskutinius užpyliau tepaliuką, pakeičiau filtrą. Kol kas dar teliko nejungsim. Pajungiau čia vairo stiprintuvo šlangas, kad ne ant žemės bėgtų, bent iki biriuką. Nu ir bandysim taip pakurt. Jeigu kursis viskas gerai, tai dėsim teliką, radiatorių, antifrizą, nu ir ką žinau, žiūrėsim, kuom baigsis Taira, ką. Moment of truth. Jo, tai va, o Taira šaunolė jau atsiskaitinėjo su bamperiu. Jau vieną kampą padarė, tikrai super, ir kitą kampą. Daug maloniau mašina atrodo, kada kampai yra blizgus, o ne apdaužyti, būtent kem šeštam. Nu ir dar jau jinai dirba su kėbulu, palengva jau jinai eina su kėbulu darbus daryti. Jo, žinau, kad reikia juodo grunto, kad turiu baltą, tai... Jo, nieko tokio, jinai viską žino, tiesiog jinai išnaudoja resursus iki galo, visą ką turim jinai išnaudoja, čia yra didelis pliusas.
Tai va, tai kai jau startuosim, pasijungsim. Nu ką, bandom kurt, karočiui, akumas silpnas, tai naudosim šitą boosterį. Boosteris irgi 7-8 procentai. Pažiūrėsim, užgriebs, neužgriebs. Greičiausiai reiks jam dar truputėlį pasuk, o kūras ateis. Kur iškart? Taip, tai tu pasiruošus, jeigu ką, degimo? Saka pašminiai? Man. Problemėlė pirma. Reikia tvarkyti tą bratkę. Leidžia. Tai va, matėt, viskas ant jūsų akių. Tik surinktas motoras burbt užsikūrė. Tai jau yra geras ženklas. Tai prisijungsim vėliau. Tą bratkę bandysim patvarkyti. Nu ką, patvarkim ten to bratkę reikalus. Bandom dar pakūrti. Tai va, prašom, čia užkurtas motoras. Viskas pavyko iš pirmo karto. Ten neskaitant abratkės. Labą dieną. Pilom antifrizą, orinam sistemą. Lėknis vietas, žodžiu, kad stop. Nu ką, hebrytė, tai supylėm antifrizą. Bandom orint. Tai va, bandom orint. Antifrizą įpylėm, žiūrėsim, pamaiksim. Oi, blėt, nu karočiui, pagaliau supiltas antifrizas. Kol kas jokio liko nesimato. Bandysim daryti test drive'ą. Turėjom niuansų su generatorium. Tai teko Tairai dar naują generatorių pirkti. Nes tas nachui sudegė, blėt. Nu ką, gyvačiokai, tai grįžom iš test drive'o, kaip ir viskas ok, jokio liko, kažkokių niuansų nebuvo, važiuoja gerai, gaila nepaėmėm kamerytės, kaip visada pafilmavimui, nu mes tiesiog nenorėjom jums rodyti ten problemų ir taip toliau, nu patys suprantat. Tai žodžiu grįžom, dabar ką, Tairas sprendžiasi problemą dėl kolonėlių, nu eisim gal ką nors pakomentuos plačiau, o aš keliausiu prie snukio rinkimo. Veiduko plastinės, kaip sakant, operaciją, korekciją darysim, akytę statysim, lupytės pūsim. Tai va, tai... Nu, radiatorius pasipūtęs, čia jau nepaslėpsim šito fakto. Bet, nu, aiškiai nėra, kad lykintų. Tai... Kaip sakant... Paliksim tokį, koks yra. Tai va, o daugiau ką? Užsikūrė, važiuoja, kūrėsi, nu, kaip priklauso. Dabar einam pas ponę, paklausim gal ką, kuom užsiema, ką daro, pakomentuos.
Ką darai, Taira? Nu nieko, va, aiškinos. Bet čia nieks neaišku man. O ką pakomentuosi? Kol kas tai be komentarų. Gerai, kad važiuoja, gerai, kad mašina pagaliau yra judanti, o ne stovinti. Bet yra niuansų. Daugiau, dar daugiau sudėt. Tai yra? Dar reik dirbt. Čia atrodė, nupirksim naujas kalnėlis ir įdėsim. O elektrai čia neteina. Ten atrodo jau užkursi, o generatorius dega. Supranti, čia kem šeši. Bet čia yra chujovai tas, kad jie, karočią, kai mes nuėjome apšifkę, šitą buvo sujungę vieną, blėt, žgutą. Tai čia realiai gali būti irgi padaryta klaida. Reiktų sužiūrėti fuzus gal. Dar gali būti fuzas, bet tada, blėt, nebent fuzas atsakingas, bet, nu, blėt, šitas duris groja, tu sakai, jo. Už vieną saidą. Aš kaip padariau... Tik šitą? Tik tą. Nieks negrojo, tai galas. Karočią, gal jau apšia blogai Androidą kažką pajungia? Taigi nėra kamanėlės. Ne, nu, kad iki čia mums neateina srovė. Gal nuo Android, nes Androidas vis tiek siunčia signalą. Androidas turi mums duoti čia. Nu, aš tik čia vieną laidelę, va tokį pastebėjau kabantį. Neaišku. O čia va, vienas laidelis. Jo, kažkoks yra, bet tai ten gal nėra, jis labai svarbus, tas čia kažkoks irgi davikliukas ar kažkoks baltas yra, gaidurgis. Tai va. Nu tai karočią, žiūrėsim, nu darba juda, lėtai, bet juda. Nu ką, situacija tokia, snukis jau dedasi. Telikas sudėtas, žibintus dabar dėsim, po to žiūrėsim su fiškiam, kam reikalas. Einam pas Tairą paklausim. Taira? Nieko nenoriu, tai šnekėt mane. Save ir filmuoju. Žodžiu, Taira su audio aparatūra dirba. Blet, jei nervai nelaiko, kiek čia kas teko pridaryta, priburta, pusę negroja. Jei nachu nervai nelaiko. Nu bet kaip nors aš ten padėsiu, bendrom jėgom ją palaikysiu ir jinai išsispręs. Tai va, tai kol kas reportažą baigiam. Na ką, bičiuliai ir bičiulės, Taira nuėjo žemyn pasidaryti antikorozinį, o mes jau kaip ir atsiskaitinėjom su priekiu, pagaliau jau surinkta, dar tik beliko bamperį dasiveršti ir susidėti moldingus. Tai va, tai paplušėta neblogai, fogai pajungti, nauji laidai, nauja laidų instaliacija padaryta, buvo čia reikalų ministerija, bet nieko, viskas susitvarkė, dabar Taira apačioje jinai darosi antikorozinį. Nu kaip, ne savo darosi, o darosi naujam savininkui, tai jam čia labai pasisekė iš tikrųjų. Jis įgaus pilną komplektą, gražų, tvarkingą KM6, su pilnai paruošta audio sistema, naujų variklių, naujais tepalais, naujų antifrizų, padarytais tvarkingais fogais, antikorozinių. Nu, tvarkingas KM6 bus, ta prasme, tikrai įdėta dušus ir pinigų, ir darbo, ir laiko. Taip kad, jeigu kažkas kažką domėsis, tai turit potencialų variantą savo, jeigu jums įdomus KM6. Na ką, tai priėjom prie salono darbų ir radom vėlgi va tokį, blėt, drakoną. Viskas yra lituota, belekaip daryta, nutraukta. Nelituota čia. Nelituota, nu turiu omeny, kažkas kažką bandė čia gimdyti ir gaila, bet nieko jam nepavyko, nahu, čia pagimdyti. Tai yra komentaras. Tai va, bet svarbu atsisekėm, nes prieš tai Taira visą dieną parinusi, kodėl čia neateina joks signalas. Aš jau ją iškart vedžiau ant kelio, sakau, lūk Androidą, bet jinai dar nenorėjo. Bet Androidą išlūpę radom realiai tai, ką aš maždaug čiūinu. Tai va, tai bandysim kažkaip tai viską suvesti visas kraujagyslės į savo vietas.